Baba, kur tu gyvenai vaikystėje? Vaikystėje gyvenau labai nuošaliame kaime, Pasvalio rajone, tarp miškų ir gyvenau ten iki 8 metų. O po to atsikrausčiau arti Pasvalio ir visą laiką gyvenau ten visą vaikystę. O kur tu gimei? Aš gimiau Pasvalio rajono Burgenų kaime. Tas kaimas yra toli nuo centro ir nuošalus, tik 10 sodybų kokių ir toks mažiukas keliukas ir nei vienos mašinos ir vienu žodžiu labai toks atskirtas nuo visų gyvenviečių. Kaip atrodė tavo namas? Mūsų namas buvo didelis, 2 galų, buvo seklyčia, seniau vadindavo, medinis rąstinis. Seklyčia vadindavo seniau, virtuvė, miegamasis, buvo kamara, ten būdavo daug visokių indų pridėta, kaip seniau, taukų, lašinių, prikabinta dešrų, uogienės ten būdavo, viskas būdavo toj kamaroj, nes šaldytuvo tokio nebūdavo. Kokius seniau darbus dirbdavai? Kai buvau maža, tai nieko nedirbdavau, o kai jau atsikraustėm čia gyvent jau, tai pats baisiausias darbas buvo burokų ravėjimas. Ten buvo kolūkių vagos ilgos, kiek užmato akis. Ir mes su mama, tavo prosenelė, ravėdavom burokus visą dieną. Ar Saulė turėjai kepina, karšta, mėgstamiausią žaislą? pasilenkę, nugaros skauda. Pats baisiausias darbas. Ar turėjai mėgstamiausią žaislą? Turėjau. Kokį? Turėjau lėlę, kurį paskui palikau ant įkaitusios plytos ir susilydė pakaušis ir aš labai verkiau, kad pakaušis tapo keturkampas. Ir aš ją vienintelę turėjau ir su ją žaisdavau. O brolis turėjo meškiuką, kuris riaumoja ir vaikšto, tai man duodavo ir su meškiuku pažaisti ir buvo labai faina žaisti. Ačiū, baba, tau, kad atsakei. Ačiū tau, Gertrudžiuk, iki.